visi, šiandien mes jau žaisime Minecraftą 4 kartą. Gerai, taigi mes vėl Minecraft'e po daug laiko. Gerai, ko mes turime čia? Aš įdėsiu mėsos kepti. Iškeptų mėsą. Įdėsiu dar kad. Gerai. Ėmė lauk. Gerai, ką mes turime lauke? Turim avių. Gerai. Tai aš kol kas jokių komentarų negavau, ką galėčiau pastatyti, taigi dar vis galite rašyti, ką man pastatyti. Gal jūs turite idėją, pavyzdžiui, pastatyti gigantišką avilį, kur gyvens bitės? Gal tiesiog kažką pastatyti? Gal pastatyti kokį saldainių pasaulį? Gerai, taigi aš manau, kad eisim pirmą į urvą. Einam į urvą. Nors čia gali būti daug zombių, aš vis tiek čia eisiu. Gerai. Eime į urvą. Aš turiu deglų. Ne, turiu 2 deglus. Gerai. Ten šikšnosparniai. Padedam. Wow. Gerai. Padedam čia. Gerai. Mes turime čia geležies. Kažką prisirinkti. Gerai, turime dar čia geležies. Gabaliuką, tik tai vieną. Gerai. Ko mes dar turim šitame urve? Turim ėjimą gilyn. Ne. Opa. Ir kodėl tas skeletas be lankų? Pone skeletė, kodėl jūs be lankų? Reikia paimti jo strėlės. O ne. Nagi, eik iš zoną. Net nedrįsk. Gerai, ėmė iš čia. Čia pernelyg pavojinga. Jis dar nepasimokė. Gerai, aš manau, einam iš čia, nes čia labai pavojinga. Gerai. Ko mes dar turime čia? Taigi mes turime čia labai gražų kalną. Turim avį. Gerai. Keliaujam čia. Dabar užkilsim krioklių. Gerai, kylam į viršų. Greičiau, kol burbuliukai nesibaigia. Gerai. Kylam čia kažkodėl akmens gabaliukas. Gerai. Manau, keliausime tokią mažą kelionę. Paškosim tokių geresnių dalykų. Ir galbūt išgirdėt, čia kažkas gal vaikšto. O ne, jau beveik naktis. Aš manau, reikėtų grįžti. Aš neturiu ko valgyt, o maistas iškepė namuose. Gerai, einam greičiau. Gerai. O, atsargiai, čia vos neįkritau. O, mano namas šviečia. O, mano rožinė avis. Nu, ką tu veiki, mano avytė? O, valgau žolę. Gerai, dabar aš irgi pavalgysiu kaip mano avis. Gerai. Paimam. Taip. Gerai. Reikia pavalgyti mėsos. Gerai. Jau kaip matote, masai atsirado. Kodėl kai kurie skeletai be lankų?
Labas sakyti. Gerai, aš manau, eisiu miegoti jau. Nes jau naktis. Gali vorai pas mane užlipti, nes pas mane stogo nėra. Oi, aš lovą išgrau. Nieko tokio. Gerai. Galime jau eiti į lauką. Oi. Tai čia tiek daug zombių kaimiečių. Tiesiog zombių labai daug. Čia vienas prie manęs numirė. Norėjo mane suvalgyti. Gerai, dabar reikia pasiruošti išvykai. Pasiimsiu šitą. Pasiimsiu lovą. Daugiau nieko man nereikia. Tu avytę čia pabūk, o aš keliausiu į kelionę. Dabar eisime tiesiog tiesiai. Gerai. Arkliukas čia. O, dar viena vis. Gerai. Įdomu, kur mes nueisim? Reikia tiesiog eiti tiesiai ir gal rasiu kažkokią įspūdingą vietą. Reikia vištienos. Dar vienas arkliukas. Gerai, ten urvas, ten irgi urvas. Gerai, o jeigu aš pasigaminsiu degalų, palaukit, aš turiu užkerėtą lanką. Ir dar turiu 4 strėles. Gerai, eime į urvą. Gerai, galime eiti. Koks didelis urvas. Tokio didumo aš dar nemačiau. O taip, ten yra anglis. Galėsim pasigaminti degalų. Gerai. Einam, išsikasim anglies. Gerai, turim dabar anglies daug. Gal aš negaliu paimti. Ai, pilnas inventorius. Šitų man nereikės. Reikia pastatyti čia. Va, gerai, dabar turim anglies. Dabar galim pasigaminti degalų. 16. Gerai, man tik užteks. Ir einam į tą urvą. Čia ką tik kiaulė atsirado. Gerai. Ten irgi labai didelis urvas. O čia nemažas urvas. Ir turbūt tokia baisus. Au. Čia rimtai, čia nieko nėra. Bent jau anglies turėsim daugiau. Prasikasam anglies. Oi, čia daug anglies. Gerai. Anglis. Turėsime daug anglies. Gerai, dar daugiau anglies. Per daug daiktų turiu. Ko man nereikia? Man nereikia šito akies. Va, anglies pasiemam. O, va dar šitą gabaliuką būtinai. Dabar galime eiti. Keliaujam toliau. Mums svarbu nepakeisti krypties, kad mes po to galėtume grįžti namo. Nes aš savo rožinės avies tikrai nepaliksiu. Tik pasižymėti kelią. Va, čia bus medis. Ir ten, kur deglas, ten į tą pusę ir reikės eiti. Va tai pasidarysiu, kad po to žinočiau, kai man grįžti. Gerai, eime. Aš noriu surasti tokius urvus gerus. Nes dabar ten buvo tokie tiesiog ne urvai, o olos. Gerai, čia gal bus? Pasižiūrim. Ne, nėra. Gerai, eime ten. Čia vanduo. Kur einam? Gal štai ten? Cukranendrės.
Ką iš jų galima daryti? Net nežinau. O, labas, karvytė. Gerai. Čia gal bus kažkas ant viršaus, nes labai daug. Oho, ten kalnas. Čia turėtų būti daug gerų medžiagų. Ir jeigu kasis gilyn, tai rasi dar daugiau medžiagų visokių. Gerai, lipam į viršų. Pro čia. Oho, čia tai nemažas kalnas. Bet čia nelabai ko yra. Tik tai pilka ir viskas. Gerai, įme gal toliau. Čia va dar 2 karvės. Gerai, įme toliau. Čia akmens dar. Ten sniego yra truputuką. Gerai, lipam į viršų. Gerai, mes jau beveik ant kalno viršūnės. Gerai, beveik. Jau sniegas pasiekė. Oho, ar ten emeraldai? Oho, lauk, čia dar kažką mačiau. Čia tik anglis. O čia kas? O čia urvas. O, naudingas urvas. Dar geležies radom. Gerai. Manau, per šį epizodą mes rasime daugiausiai geležies. Gerai, čia daugiau geležies lyg ir nėra. Nebent kitoj pusėje dar bus geležis, kur eina gilyn. Oi, ten skeletas. Ne. Ačiū, man užteks. Eime į viršų. Nagi, užšok. Ne. Ne. Nagi. Hop. Gerai. Mes viršui. Gerai, radom bent kiek geležies. Gerai, dabar. Aš netikiu savo akimis. Aš radau emeraldą. Ir taip gražiai atrodo. Yes. Radau. Per daug turiu daiktų. Nereikia siūlų. Aš jį paėmiau. Ten dar vienas. Ir mes pasiimsim dar vieną. Bet emeraldai nėra, man atrodo, kaip anglis, kad ten viena vieta jų daug. Čia po vieną gal. Jo. Po vieną. Gerai. Eime čia. Dar geležies radom. Dar geležies. Gerai. Šiandieną mums geležies laimikis, mes gaunam tiek daug geležies. Gerai. Ten dar yra mini urvas. Reikės užeiti į jį. Gerai. Einu čia. Gerai. Jau beveik. O taip. Nagi. Čia tas pats urvas. O, ne tas pats. Ne tas urvas, kur mačiau skeletą. Nes čia deglai. Man atrodo, aš buvau šitam urve, bet nemačiau geležies. Gerai. Mes galėsime pasigaminti pilną šarvų kompleksą su tiek daug geležies. Tik dabar reikia grįžti namo. Reikia grįžti namo. Dar geležies. Gerai, geležis. O taip. Gerai. Turim geležies. Gerai. Mes turim labai daug geležies. Gerai. Šiaip, kada žaidžiau šitą žaidimą prieš tai, aš nerasdavau tiek daug geležies, tai nežinau, man labai sekasi. Ties tuo sakiniu man labai sekasi. Pradėjo lyti. Aš galiu
miegot, kai lyja. Taip galiu. Ten skeletai. O ne. Jie dega. Zombiai pasitraukė. Aš turiu savo šautuvą. Oi, ne šautuvą, lanką. Aš degu irgi. Nelįskit prie manęs. Na gerai. Čia tai greitas užpuolimas. Jie tiesiog banga zombių užpuolė mane. Gerai. Lipam žemyn. O karvytė dar čia. Aš prisimenu šitą karvę. Gerai. Aš panaudojau savo lanką. Gerai. Lipam aukščiau. Gerai. Ten tas medis tikriausiai. Kiek mes turime įdomų geležies? 25. Tai kas užteks? Aš manau, kad turėtų užtekt. Gerai. Va, mūsų medis tas, kur mes pasižymėjom. Ar ne? Taip. Reiškia, mes turime įtiesi. Gerai. Mes einam namo. Oi. Čia vos nenumiriau. Bet jeigu aš numirsiu, šitos serijos užsibaigs. Tai geriau būtų atsargesniam, kol dar mes neturim deimantinių šarvų. Laiku pašokau, nes aš vos nenukritau į tą duobę. Gerai, aš jau šalkau, tik čia višta, reik vištos. Gerai, aš manau, kad mūsų namas. Tai mano kiaulė su balnu. Man reikia jos. Man reikia balną. Aš nežinau, kaip nuimt. Va, gerai. Dabar ko man nereikia, šito nereikia. Ir ko dar nereikia. Šito nereikia. Gerai. Dabar reikia surasti... Lauk, čia yra medis. Gerai, aš manau, reikia žemės blokų. Man reikia obuolių. Ir po to pasakysiu, kam reikia man jų, nes aš turiu labai gerą planą. Gerai. Užgaubos medis. Nagi. Man reikia obuolių. Bet jeigu aš taip darysiu, aš gausiu obuolį? Turėčiau gal. Gerai. Kol kas nei vieno obuolio. Nagi. Reikia man obuolių. Ir aš vis tiek su ranka galiu. Bent vieną obuolį. Aš tų sodinukų labai daug gaunu, bet obuolio nei vieno. Aš turiu morkų, nes man reikėtų morkų. Nes vietoj obuolių galima duoti morkas. Prisimenat, pirmame video mes buvome kaimelyje ir ten gal jie augino morkas. Taigi, eime į kaimelį, nes jie ten augina morkas. Truputuką pasiskolinsiu iš jų morkų. Gerai. Tik dabar aš tiksliai neprisimenu, kur tas kaimelis. Bet, man atrodo, kažkur į tą pusę. Mano namas. Ir kaimelis kažkur čia turėtų būti. Gerai. Kur kaimelis? Aš tai geležies yra. Aš lyg ir prisimenu šitą lavos ežeriuką. Ir kur kaimelis? Kur kaimelis? Tikrai, kur kaimelis?
Aš plaukiau per vandenį ar ne? Ne, man atrodo, aš neplaukiau pro vandenį. Kaimelis turėtų kažkur čia būti. Gerai. Kur galėtų būti kaimelis? Gerai. Kaimelį. Kur kaimelis? Ten arkliukas. Gerai. Kur gali būti kaimelis? O ne. Kaimelis, pagaliau. Nagi, kaimiečiai, turite morkų. A jeigu neturite, aš turiu 2 emeraldus, tai gal galėsiu juos mainyti. Gerai, čia kas auga? Čia lyg ir bulvis. Lyg ir bulvis. Ten auga. O čia kas auga? Irgi bulvis. Jau augina morkas kas nors, ar ne? Jeigu ten irgi bulvis augina, burokėliai, javai ir bulvis. O tai kur morkos? Gerai, pasiimsiu bulvių. Reikia ir pavalgyti. Reikia pavalgyti bulvių. Gerai. Ačiū už bulves, dabar reikia šitų. Gerai, dar burokėlių pasiimsim. Gerai, ačiū už burokėlius. Dabar man reikia surasti kažkurį ūkininką. Šitie daro, man atrodo, kažkokius ginklus arba šarvus. O, 9. O, koks jis geras, bet aš neturiu. 15 anglies į vieną šitą. Aha, gerai. Gerai, aš gavau dar vieną. Dabar, labas ūkininkė. Galėtum man išmainyti 22 morkas į šitą. Tai kur man gauti morkų, jeigu gyvenate? Čia tik 2 kaimiečiai. Ir daugiau nei vieno. Na gerai, keista kažkaip, kad tik 2 kaimiečiai. Gal jie namuose? Ne, ne namuose. Na tikrai keista, tik tai 2 kaimiečiai. Taigi, jeigu jums patiko šis video, spauskite like ir prenumeruoti. Ir mums šiandien labai pasisekė, mes radome labai daug geležies ir mes dabar ieškosime emeraldų, kad išsimainytume į kardą labai gerą. Viso gero!